trasos metrų. Aš galvoju, kad įkalnėje iš karto pirmojo ilgojo viražo čia Arūnas Narmontas gali netgi aplenkti savo oponentą priekyje, susigretino vos ne beveik iki priekinės ašies. Lenkimo manevro nebuvo, labai gražištas Norberto Danoravičiaus kišelis išlenda Arūnas Narmontas, įkalnėje atsiduria ten, kur reikia, vietoj užbaigė trasą labai efektyvus tandemas, labai pagirtina dvikova, bus sunkus spręsti, kas laimės. Kol kas pilno vaizdą mes neturime, keisis į vietinės dalyvės dalyvės. Levickas sulaukė savo oponento ir tai yra Norbertas Danoravičius, Arūnas Narmontas. Štai toks tarptavo šiandien. Tai priminsiu, kad šias varžybas padedu stebėti aš, Andrius Janušauskas, ir mano kolega komentatorių paletėje Linas Ramuška, kuris turi dvigubo agento kortelę. Šiandieną jisai yra ne tik dar trumpas šautautas mūsų rėmėjams ir partneriams BetSafe. Daniels Baumanis, aš turiu savo nugalėtoją. Palaikome ir palinkime jam sėkmės. Taigi, aš užduoju, kad buvo šiandien Paulius Petrauskas, Daniels Baumanis. Jūsų dėmesiu. Naujokai šiame sezone Pro lygoje, tačiau suvažiavo kaip tik į profilį. Paulius šiuo metu čempionate yra 136 važiuoti su Gustu Valėniu, kuris yra lėtesnis.
ir Gustas Valainis. Na, aš kaip ir sakiau, šiandien kas Gusto Valainį gali sustabdyti, tai nebent galios skirtumas. Kodėl mes matėme jį šiek tiek vidinėje trajektorijoje? Kodėl mes matėme tos netradicinės linijas apskritai važiuojant šitą trasą? Nes Gustas Valainis važiuoja su tikrai silpnu agregatu palyginus su Pro lyga. Čia visai kitos stratosferos prasideda, kalbant apie arklio galės. Gustas Valainis žinodamas tai iškart pasirinko, na, tai ką trumpiausią kelią iš esmės. Taip, tai kas jam iš esmės ir beliko? Nieko kito, kaip tiesiog kirsti kampus. Iš esmės jisai laikėsi 2/3 prie savo oponento, galbūt tik tai paskutinioje dalyje šiek tiek atitrūko nuo jo, bet iš esmės labai pagirtinas jo važiavimas. Labai aiškiai dėliojo savo automobilį ten, kur jisai nori padėlioti šitoje trasoje. Janis Beržins akivaizdžiai yra greitesnis, turi daugiau sukibimo, na, o po lėtesnės sekcijos šauna kaip kulta per 3 korpusus ir, na, Gustui nelabai yra ką padaryti. Kita vertus dabar... Nėra lengva diena niekam. Ką, važiuojam? Kęstutis Petronis, pirmas Lietuvos lifto karalius. Iniciacijai matėsi pas Petronį treniruočių trūkumas, neužtikrintai. Skaitiniai balai neįspūdingai pagal Oskaro Juodžio būtent